Praėjusią savaitę Seimas galų gale priėmė visuomenės informavimo priemonių įstatymą, pagal kurį bus ribojamas reklaminis laikas Lietuvos televizijai. Šiemet Lietuvos televizijai vienoje programos valandoje leista rodyti 6 minutės reklamos. Mūsų laida kaip tik ir siūlo pažiūrėti tokį pavyzdinį 6 minučių reklaminį blokelį. Original strong taste. $400,000 litų. Ir tu gali laimėt. Žaiskite visur, kur pamatysite šį ženklą. Loterija Kriauklė. Protas. Hamais! Šerif prezent! Šampano! Ar žinote, kas čia sėdi? Aš žinoma bijau apsirikti, bet man rodos tai Kisa Vorovjaninovas. Kisa? Taip. Koks jums Kisa? Jūsų katės visuomet sveikos. Jos laimingos ir patenkintos ir jos žino, ko jos nori. Tai Viskas. Labiausiai pageidaujamas kačių maistas pasaulyje. Viskas sudėtyje yra visi vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurių katei reikia kiekvieną dieną. Katės jaučia, kas joms geriausia. Girskit. Jūsų Kisa tikrai užsisakytų Viskas. Duokite dešrelių šitų žurblį 20. Butelį degtinės ir viskas. Jaučiuosi taip saldžiai, kai tu šypsaisi man. Ir šito jausmo niekas nepakeis. Mano vienintelė švelni juodoji meilė. Mano vienintelė švelni juodoji meilė. Ponai, norėčiau jums užduoti mįslę. Pirmoji jo raidė Š, paskutinė S. Jo čia nedaug. Daug kas bandė jį malti, bet gaudavosi visada tas pats. Š ir S. Kas? Denim vyrui nenaujiena, paskutimo jėga, stiprus kaip ąžuolas, dubam, kvapnus kaip šviežios lietuviškos bulvės, gaivumo pojūtis paskutimo. Denim tonizuoja ir apsaugo, atkaklus vyras turi ką pasirinkti. Čia aš, Filipas. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje jau galime įsigyti normalių kibirų. Filipas pradėjo naudoti normalų kibirą. Ir aš jaučiuosi puikiai.
Jų normalios cinkuotos senelis visiškai nepraleidžia jokio skysčio iš kibiro. Pamatysime, kad iš seno kibiro vanduo išbėga, o naujojo net paviršius lieka sausas. Naujieji kibirai geriausiai iš visų, kuriuos žinau. Na šiol aš naudosiu naujus cinkuotus kibirus. Šitus kaip always, nes tame yra cinko. Protektor, naujovė tik firmos Šik. Eik tu Šik kaip skuta. Čia aš, Pilypas. O čia mano naujosios kanapės. A kodėl mums nesusistūmis dar po porą kubikų, a? Paaiškink jiems, mama. Kokia pagunda. O dabar padarysim dar kai ką. Ach, nerūpestinga šitą vaikystę. Štai čia galėjo nuskambėti jūsų firmos reklama.